Nu, merginos ir moteris, turiu jums džiaugsmą. Su žiauriai mažia rida, labai patikima ir tikrai žinau, kad jūsų mėgstamą automobilį. Taip kad niekur nedinkit, tuoj viską parodysiu. Na, o jeigu turite automobilį pardavimui, drąsiai galite kreiptis į Važiuojam Autobrokeris tiek Facebook'e, tiek Instagram'e, arba skambinti nurodytą telefono numerį, kurį užrašysiu šio video gale. Atvarysite automobilį, apsižiūrėsime, įvertinsime jo rinkos kainą ir jeigu, kaip sakant, automobilis atitiks mūsų keliamus standartus, tą automobilį apsimsime parduoti už jūs. Parduosime greitai, patikimai, be jokių rūpesčių ir, kaip sakant, sklandžiai. Na, o dabar einam. Aprodysiu modeliuką, kurio tikrai, manau, neatsisakysit. Štai merginos ir moteris, jūsų labai mėgstamas modeliukas. Toyota CHR 2023 metų, 1,8 litro, 90 kW hybridas. Benzinas, elektra. Labai graži spalvyti, nežinau, ar perduos per telefoną, tokia nei pilka, nei mėlyna. Tikrai labai gražiai atrodo. Kėbuliukas tvarkingas, vos vienas kitas pabraižymas ant plastikinių dalių. Kaip sakant, normalu, o daugiau viskas gražu, miela ir malonu. O kas svarbiausia, merginos, kad automobilis pravažiavęs tik 33 000 km. Tai kaip sakant, sėdit į šitą patikimą daiktą ir važiuojat savo nesukdamos galvos. Viskas pasižiūrėkit, saloniukė. Čia va tokie brėžimai keli smulkus, kurių spėjau net nematyti per kameros. Daugiau žiūrėkit, čia viskas kaip nauja. Kaip nauja, gražu, miela ir malonu. Juodos lubos. Einam į priekį. Turi aklas zonas. Tokios apdailikės, elektra langai, veidrodėliai, vairuotojo sėdynė atrodo štai taip, gražus visai ornamentai padaryti, truputis elektros, taip, Evo modai, autoholdas, elektra valdomas parkingo stabdys, automatas aišku, nes yra hybridas, kaip sakiau. Toliau šildomos sėdinėlės, kondicionieriai, visa kita veikia be problemų. Šalia esanti sėdynė taip pat kaip nauja. Čia visur viskas gražu, juodos apdailos, viskas gražu, vairiukas kaip naujas. Linijos, taip pat autopilotas, ženklų atpažinimas ir taip toliau. Šildomas vairas, kas labai gerai, žiemą. Taip pat ir parktronikai priekyje gale, galinio vaizdo kamera ir, kaip sakiau, 33 500 euriukų. Atsiprašau, euriukų sakau, kilometrų. Taip, užsivedam. Užsivedam. Viskas gerai, eko modas yra, ant jo važiuojat iš viso, kaip sakant, be problemėlių. Navigacijos ir visa kita, jokių, kaip sakant, problemėlių su automobiliu, viskas veikia, kas turi veikti, jokių tepalų nuotekių, važiuojam mielai, maloniai, jokių pašalinių garsų ar dar kažkokių nesąmonių. Ten va galėsit kavos puodelį pasidėti, čia draugė pasidės arba vyras. Nu, galbūt ir meilužis, kaip sakant, kas čia žino, ne mano reikalas. Toks automobilis, užtemsantis veidrodėlis ir visa kita, aišku, navigacija ir taip toliau. Manau, labai vertas dėmesio automobilis, tuo labiau, kai tokie automobiliai vaikšto po 25 000, 26, 20, netgi 7 000. O šio kaina, to išgirsit. Šio automobilio kaina būtų 22 800 eurų su galimybė pasiderėti. Kaina tikrai gera, taip kad jeigu domina toks automobilis, prašau susisiekite su manimi. O susisiekti galite nurodytais
kontaktais virš mano galvos. Važiuojam autobrokeris Facebookas arba Instagramas arba nurodytų telefono numeriu. Na, o kaip sakiau video pradžioje, jeigu turite parduoti automobilį, taip pat susisieksite tais pačiais kontaktais. Kam nesunku, kaip visada, pasidalinkite šito video, spustelkit laiką, palikit komentarą TikTok'e, bei pasiekite mūsų socialinius tinklus. Tam, kad nepraleistumėte gerų variantų, tvarkingų variantų, be paslėptų defektų variantų, kaip sakant, tų variantų, kuriuos atvažiavai, nusipirkai, sėdai ir ramia galva važiuoji savo namo, nesukdamas galvos, jog iki jų nedavažiuosi. Tai va, bičiuliai, tiek tam kartui, einam darbuotis, pilna aikštelė žmonių vėl privažiavo, vieni išvažiuoja, kiti atvažiuoja, žodžiu, šeštadienis pas mus toks. Iki sekančio karto.